Sveiki, su jumis LT Gameris, šiandien parodysiu kelis atnaujinimus savo Minecraft mapę. Taigi pasidariau aplinkui visur tvorą, čia duris, kad išeičiau į vieną pusę. Čia tarkim pasikasinėti ar kažką tokio, jeigu kažkas būtų. Medžio pasikirsti. Toliau ant stogo pasidariau tokį sodelį. Čia auginsiu javus, o vienas užauga. Taigi nusiskinam. O jau turim vieną. Iš 3 liktis galim padaryti duoną. Čia naujas tas namukas mano. Pasidariau stogą normalų jam. Čia lova dabar. 2 krosnės. Čia maistą dėsiu. Craft benchas. Čia duris išeiti. Irgi kažkur tiesiog pasivaikščioti arba pasikasnėti kažką. Taip, neblogai atrodo. Šiaip. Pradėjo patikti man Minecraftas, biškį įsižaidžiau. Toliau patobulinau savo arklydę, tokia kaip arklydės mes. Nu čia va gertėm padariau, tiesiog taip, va čia apšvietimas. Gelit galėčiau jį matyti kaip jisai. Dabar kaupiu odą ir darysiu jos balną, tada galėsiu jo judinėti ir tikriausiai kitame video jau būsiu su arkliu. Taigi greičiau vaikščiosim, judinėsim. Tai va, gal einam į kasyklą, tą pasikasinėsim. O, duris užmiršau daryti. Gerai, pikeksų aš turiu. Apsiėm gerus pikeksus. Gal su to šūdin biškį čia iškasam šitos. Čia biškį ilgai kasim, gal pasiėm geresnį, nes to labai ilgai kasas. Ilgai kasas labai, nes giliai pasidariau. Nes kuo giliau, to didesnis šansas rasti kokių deimantų ar dar ką nors. Tikiuosi rasti deimantų. Nes dar nei vieno neradau. Taigi, va. Gal, sakyčiau, kasamės į tą pusę, gal kažką rasim. Įdomesnio tokio. Gerai. Tada palaukit. Ok, kasam tada šitą pusę. Gal rasim kokių deimantų. Tada pasidarysiu naujus armorus. Ai, ne, pasidarysiu pikeksą deimantinį, nes aš žinau, kur yra obsidiana. Ir jeigu rasim tą diamond, pasidarysim pikeksą deimantinį ir galėsim išsikasti obsidianą ir tada nuskelti kitą pasaulį. Tą zombių pasaulį. Ten galėsim pakariauti, gauti visokių nesąmonių, itemų ir panašiai. Tikiuosi rasti kažką, nes dar šiaip nebuvau radęs deimantų. Buvau radęs aukso, irono, lapis lazūris buvau radęs. Čia kiek ir tėvo pats naujinimas rado ir dar viena tokia kažkokia medžiaga, tipo kaip deimantas kažkas, bet tokia kitokia safyras kažkoks. Bet tai jį dar sunkiau rasti. O, ironas irgi nepakenks. Ir gan nemažai irono. Kiek čia gavau? 6, 7, 8. Ja, 8 irono. Ok. Uždarom čia. Kad viskas būtų kaip priklauso. Ir kasam toliau. Tamsoką gal uždedam dar vieną deglą, kad jūs ryškiau matytumėt. Kiek aš čia kas? O, ironas vėl. Galėtų man taip deimantai. Taip lengvai rastis. Čia buvo vienas ironas, antras ironas. Deimantų, kad rašiu, tai ne. Pasikasim gal kokį 20 blokų į priekį. Jeigu nieko nebus, varysim į viršų kažką paveikti. Deglą. Turbūt
Filmuosiu Dirtą 3, jeigu vaizdo plokštė ištems. Patestuosiu. Kiek žiūrėjau šiaip video YouTube gameplayus, tai visai neblogas žaidimas. Grafikos gan geros. O jeigu neišveš, tai sulauksite Dirto 3 po kalėdų, kai gausiu naują vaizdo plokštę. Tai va. Va, gerai sunaudojau keksą vieną jau. Gal šitiems išsikasam su tokiu lievu. O jau 15 levų aš. Nežinau, kam tie levai iš vis čia reikalingi. Čia gal rašo maždaug kiek tu esi pasiekęs šitam survival. Net neįsivaizduoju. Kiek žinau, kai surenki 100 levą, ten reikia nužudyti kažkokį drakoną ar kažką tokio ir tada tipo perėmėsi žaidimą. Nu bet čia tai gandai, aš nežinau ar tikrai taip yra. O 16. Gerai. Va, viską uždarom. Ir toliau kasamės. Iš daugiau pasikasim, noriu deimantų rasti. Jeigu galit, numeskite į description arba į komentarus Dirto 3 kokį gerą linką, kuris instaliuotų su PowerISO arba koks Exas, kad būtų. Kad lengvai instalintus tausme, nes aš ten labai tingiu krekinti ir panašiai. Uždam gal deglą. Šiaip pats pažiūrėsite ar Piratė Bay arba Linkomanija gal bus, arba Piratų saloj. Gal bus Dirtas bus. Pabandysim ten atsisiųsti, instalinti. Jeigu paveš nufilmuosiu, jeigu ne, tada per kalėdas tik tai sulauksit. Dirto 3. Gerai, reikia nepasiduoti. Varom iki pat galo. Aš noriu deimantų šiandien. Matau, jų dar nėra. Kiek žinau, kad deimantai labiau randasi, kai kasi po vandeniu. Bet aišku, reikia užtaikyti lygį tam. Čia jų darysiu didelę vieną kasyklą tokią, kad į apačią eitų. Nu, gal kitame video padarysiu. Filmuosiu, kaip darau. Šiaip planuoju statyti pilį, bet reikia surinkti daug cobblestone. Nes pilį reikės tikrai kokių 20 stekų, tai mažiausiai. Tokia simple pilė darysiu, kaip pamoką maždaug kaip pasait pilį. Nes žinau tokią vieną gražią ir labai simple tokia. O greivas. Tai jo tada nusikasim, jeigu nieko nebus žemėje, tada kilsim į viršų. Ok, nieko nėra tada. Kai čia yra full inventories, tipo jau. Gerai, ko mums nereikia. Mums nereikia, gal molio reikia. Lazdelį nereikia. Varom virštą. Gal bus užaugę javai, kas ten buvo. Oba. Būčiau pražiapsojęs. O, ir ironą. Vis gerai. Ir dar normaliai yra ne vienas. Ai, pasidariau full armorus. Jau visas sidabrinis. Ironinis, metalinis. Kaip Iron Manas koks. Tik gaila negaliu skraidyti. O visai nepakenktų skraidyti čianais. Aišku, per creative modą tai galim skraidyti. Double space'as ir skraidai. Bent jau prisirinkau ironą, cobblestone'ą. Ko aš dar gavau? Ai, biškį cobblestone'ą, jo. Ironą, coal gavau. Ir daugiau nieko. Išnaudojau 2 pikeksus ar vieną ir deglų daug. Oi, naktis. Ok, galime eiti čionais, išsideginsim ironą.
11 ironų visai neblogai. Pasidant kiaušinius senais. Javus pasidėsiu ir reikia sėklas pasėti. Jeigu norit, parašykit, numesiu linką šito Minecrafto. Tikrai geras Minecraftas, galim pasirinkti daug versijų. Nu, aš dabar žaidžiu 1.6.2, nežinau, man kažkaip labiau patinka. Bet galim pasirinkti ir 1.8, liktais pat naujausia versija. Ai, be to, šitame namuke jau įdėjau lovą. Bet čia kažkaip labai keistai, kai užmiegi, mato toksai, žinais, veidas. Nežinau, gal čia visos Minecraftų taip yra. Bent jau, kai žaidžiau prie telefono, taip nebuvo. Gerai. Jau tada. Sėklas pasėjom. Ironas, kiek ironą bus iškepėjau. 5. Ok, tada baigiam šios dienos video. Laikinkit, prenumeruokit ir iki kito video.